Šiandien vis dažniau diskutuojama apie skaitymo reikšmę. Kokia ji? Atrodo, kad socialinė ir internetinė erdvė kėsinasi į paskutinį spausdintą žodį. Spalio 6-19 dienomis Juliaus Janonio gimnazijoje vyko skaitymo iniciatyvų akcija Knygų pelėda, kuri įrodė, kad knygos vis dar svarbios šiuolaikiniam jaunimui. Knygų pelėdos metu netrūko daug įdomių veiklų, kuriuose dalyvavo gausūs būriai mokinių bei mokytojų. Gimnazijos bendruomenė dalinosi skaitoma literatūra, kitiems ją rekomendavo, dalyvavo diskusijose apie skaitymą. Trečiokų iniciatyva nuo pat akcijos pradžios stovėjo stendai su rekomenduojama literatūra. Siūlyti savo perskaitytą literatūrą buvo galima ir kitiems gimnazistams. Spalio 8-ąją smagi pirmokų kompanija dalijo skrajutes, pranešančias, jog knygų pelėda jau prasidėjo. Gimnazijos pirmokai parengė ne vieną pristatymą apie vertingą ir naudingą literatūrą, ekranizuotas knygas, kokie sąryšiai tarp kino ir literatūros. Mūsų tikslas yra pristatyti, kad geros knygos tai ne tik nuobodžios ir net neįdomios skaityti, o jos gali būti intriguojančios, įdomios ir netgi įtraukiančios. Vienas iš knygų pelėdos akcentų – mobiliosios bibliotekos ekozonoje bei knygų namelio prie naujojo pastato atidarymas spalio 15 dieną. Labai džiaugiamės, kad toks projektas mokykloje yra knygų pelėdos ir biblioteka skatina skaitymą. Pačios pagrindinės skatintojas esame ta medžiaga, kurią reikia minkyti, skatinti, mylėti knygą. Ir šiandien ypatinga diena. Šiandien atidaroma mobilioji biblioteka. Mobilioji biblioteka, kuri bus arčiau gimnazisto. Knygos kaitrina sielą, stiprina žmogų, telkia jį, kuriems siekiams, aštrina protą, išnerina širdį. Dažnai teikiame pirmenybę socialiniam tinklam, kurie iš tikrųjų mus tuština. Bet knygos yra indas, kuris mus pripildo, tačiau pats netuštėja. Taigi, istorinė akimirka, istorinė žirklės ir istorinė juostelė. Iškilmingai atidarome gimnazijos mobiliąją biblioteką. Marko Aurelijaus savo pačiam aš įdedu. Aš imsiu ją. Kažkas jau pasiruošęs išsijungti, o mokytoja įdeda antradienį su Moriu. Va šitaip. Labai išmintinga knyga. Kaip išmintingas knygas, visas kitas išmintingas knygas. Sakė, kad va šitą pilietį Haris Poteris šildo, tai linkiu apgyvendinti Harį Poterį šitame namelyje. Dabar jau jam bus šalta. Aš labai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad čia vyksta tokie projektai ir kad mes turim teisę ir galimybę visų pirma pasidalinti savo knygom ir pasakyti, kad mes skaitom ir paskatinti kitus skaityti ir iš vis,
kad mes turim galimybę skaityti ir dar kitų pasiūlytas knygas, tai aš manau, kad tai yra labai puiku. Kas nors iš tos krūvelės pasirinks Tomo Sojerio nuotykius, kai kam jau tiks ir Marko Aurelijaus knyga. Visi turim savo knygą, mėgstamą, mylimą, patinkančią, kaip ją pasakytume.